Išauš pavasarėlis, parskris raiba gegutė, užkukuos girioj gegutėlė, uždainuos mana mergužėlė. Šiais tradicinės lietuvių liaudies dainų žodžiais sveikinuosi su jumis folkloro ansamblių sambūryje Pavasarėlio gražus vaikelis. Tikrai smagu vėl visiems susitikti. Gera, kad ir svetelių pasikvietėme. Ne veltui ir pradedu daina, nes šie metai mums ypatingi. Tai lietuvių liaudies dainų metai. Tad dainuokim ir dar kartą dainuokim, kad skambėtų Pajavonio laukai ir kloniai, kad aidėtų visa Paprūsė. Su liaudies dainomis gyventi, švęsti, savo tapatybę stiprinti, puikiai pavyksta seniausiam folkloro ansambliui Vilkaviškio rajone Gražupis. Šio folklorinio dainavimo puoselėtojai turi drąsos išlaikyti tikrąją liaudies dainą. Paklausykim, ką jie paruošė šiai ypatingai progai. Prašom, Gražu. Mes dainuosim ir pašaukit čia. Labai smagus vasaras, lėtas, toks gerai. Sutariam. Taigi, kuris tapęs tarytum šio krašto liaudies lobynu, kur dainuojamos tik Vištyčio krašto senovinės dainos, šokami šokiai, žaidžiami žaidimai, daug jų įamžinta senovinių dainų kompaktinėje plokštelėje. Retas iš mūsų galim tuo pasidžiaugti. Na ir ko gero, jums nesunku atspėti, kad čia kalbama apie Vištyčio šilojus. Jie jau scenoje, todėl pasiklausykime jų dainų.
metų, kai pirmuoju lietuviu Prūsijoje save laikęs Liudvikas Rėza išspausdino Prūsų lietuvių dainų rinkinį. Šis įvykis laikomas lietuvių folkloristikos pradžia. Senųjų dvasinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimo, dainų natūralumo, nuoširdumo siekis artimas ir šiandieniniams tradicinio dainavimo puoselėtojams. Tarp mūsų yra kolektyvas, kuriam ne vis vien savojo krašto autentika. Jie ypatingą dėmesį skiria tautinio kostiumo detalėms, atlieka tik savojo krašto dainas. Tai folkloro ansamblis Lankupa.